Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. Sveiki gyvi, aš Dovydas Giedraitis ir žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Sveiki gyvi, vėl sulaukė sekmadienio ir laidos Krepšinio pasaulyje. Šiandien matysite. Kažko lengvo tikėtis, tai būtų labai kvaila. Fantastinis vizitas buvo. Mes visgi mėgstam kiaušinius virtus. Aš esu tam, kad pakvieščiau visus praleisti gerai laiką. Aš džiaugiuosi jo žaidimu taip, kad linkiu jam tik tai, kad svarbiausia yra sveikata. Svarbiausias Lietuvoje įvykis – kaip žaidžia Žalgiris. Sausio 15-ąją namuose žaidė su Bolonijos Virtus. Rezultatas 77-68. Mes visgi mėgstam kiaušinius virtus valgyti. Tai sveikinu visus su pergalė, buvo fantastiškas rungtynės, fantastiška atmosfera, trečiadienio diena. Žalgirio arena susikaupė tada, kada labiausiai reikia. Ir manau, kad nebe publikos pagalbos, nebe aktyvių fanų pagalbos. Tikrai Žalgiris pasiėmė pergalę. Čia Krepšinio pasaulyje. Nėra kažkas labai super, bet gerai Žalgiris laikosi. Kol kas vaizdas visai neblogas, gera gynyba Žalgirio šiuo metu. Tai dar vieną kėlinį atsilaikyti reikia. Su Eurolyga labai slidu yra, kol nepasibaigė rungtynės, labai sunku dar spręsti. Kol kas, manau, apylygis varžovas, bet kadangi namų sienos padeda, tai Žalgiris kol kas pirmauja. Pradžia ir vėl gera žaidžiant namuose, pirmi du kėliniai tikrai labai gražus ir gerai atrodėm. Dalinomės gerai kamuoliu, varžovom sekėsi sunkiai mūsų sustabdyti ir didžiausias klaustukas buvo, kaip išeisim po ilgosios pertraukos. Puikiai jaučiamės, išlipę iš tos duobės, kurią turėjom. Iš tikrųjų, pozityvo galime žvelgti šitos rungtynėse, kadangi sugrįžom, atrodo, prie savo gynybos ir prie savo stiprybės, kas mus vežė pirmoji sezono pusė. Ir su Real ir su Olimpiakos rungtynių lūžis vykdavo trečiam kėlinyje, tai šiandien buvo labai svarbu išeiti iš rūbinės ir sureaguoti į varžovų reakciją. Antroje pusėje, sakyčiau, kažkiek strigom tam puolime. Svarbiausia, kad ir jie per daug neįsivažiavo, ar ne. Trečiam kėlinyje toks ganėtinai klampus žaidimas iš abiejų pusių. Nebuvo lengva, tikrai puolime strigom momentais, sunkiai kūrėmės metimus, bet viską kompensavome gynyboje. Ir tikiuosi, kad tai bus atspirties taškas, ties kuriuo mes šitos dalykus tęsim. Daug labai faktorių lemia tą pasirodymą ir jau kai yra ta diena, tai tu jautiesi geriau, kai yra ne tavo diena, tai turi surasti išeičių, kaip paversti tą blogą dieną gerą dieną. Džiaugiuosi, labai daug nesureikšminu, savęs nenoriu čia kažkiek per daug apsimti savo, tiesiog šiemet kiekvienas turi savo momentų, geresnių, prastesnių. Šiandien buvo tokia diena, kitas rungtynės kažkas kitas pasims ir, sakykime, bus tas, kuris patrauks. Išgąsdino Šarūną Jasikevičių su savo pergalę šitam. Bus sunkiau. Puikiai komanda, kuri žaidžia aiškiai, tikrai yra sustiguota iki pat kauliukų. Kažko lengvo tikėtis, tai būtų labai kvaila. Mano tradicija yra grįžti namo po rungtynių, įsijungti televizorių, atsisukti Žalgirį ir tada ramiai pasižiūrėti ant sofos. Ar laimėjo, ar pralaimėjo žiūri? Tik tai, kai laimėjo žiūriu. Kai pralaimėjo podcastą, klausau ir žiūriu Krepšinio pasaulyje. Net 2 Europos taurės rungtynes žaidė Panevėžio Lietkabelis. Sunkus jėgų patikrinimas. Per lūžtantį Nevėžio ledą Panevėžio vyrai nepasiektų kito kranto, kaip ir laimėjus šias rungtynes, mažai būtų vilties pratęsti vojažą senajame žemyne. Ispanijos Valencija pirmaujanti ne tik ABC lygoje, bet ir taurės turnyro grupėje. Po pergalės Lietuvoje jau užsitikrino vietą ketvirtfinalyje. Kitaip ir negalėjo būti, nes Valencijoje pralaimėjo įžūliems atvykėliams. Dabar su galingu oro laineriu atskridę Lietuvon, ispanai ir Kalnapilio arenoje nemažino greičio.
Jie buvo įsitikinę, kad panevėžiečių malūnsparnis greitai subirės į šipulius. Juk Nenado Čanako lainerio kabinoje nebuvo nei Manto Rupštavičiaus, nei Danieliaus Lavrinovičiaus, bet netikėtai pakilo ilgai ant suoliuko poilsavęs Grantas Vasiliauskas. Jis 4 kart įdėjo į krepšį ir surinko 10 naudingumo balų. Ir jaunėlis Dominikas Stenionis, kaip vijurkas skirstė kamuolius. Lietkabelis pasiekė 24 rezultatyvių perdavimų rekordą. Paulius Danusevičius vos antrose rungtynėse Europoje jau skraidė aukštai. Atkovojo 9 kamuolius, pelnė 14 taškų ir surinko 21 naudingumo balą. Vėl Martynas Varnas patvirtino savo pavardės pranašumą žemėje, šalia ispaniškų greitakojų ir taikliarankių. Lietuvis atliko 7 rezultatyvius perdavimus, 4 kart perėmė kamuolį, įmetė 19 taškų ir užfiksavo 25 naudingumo balus. Korido šalies buliai supykę ant Panevėžio toreadorų vos nebuvo nudobti, nes nesitikėjo tokio Lietkabelio akiplėšiškumo, drąsos ir meistriškumo. 91-96. Pagarba ir šlovė Lietkabelio lakūnams. Jeigu jie anksčiau tai būtų skraidę, dabar neliūdėtų dėl neužšalusio Nevėžio, nes lengvai pasiektų ketvirtfinalio bortą. Gaila, bet Panevėžio Lietkabelis ir antras atkeltas savaitės rungtynes pralaimėjo, užbraukdamas net ir teorinius šansus tęsti kovas Europos taurės varžybose 78-88. Šį kartą nusileido Liublianos Cedevita Olimpija krepšininkams. Kova Panevėžio arenoje virė apylygė. Lietkabelį visų rungtynių metu trūktelėdavo Dovis Bičkauskas, todėl panevėžiečiai nepertraukiamai kvepavo Olimpijai į nugarą. Rezultatas tai didėdavo, tai tirpdavo. Nuostabusis Dovis sužaidė puikias rungtynes, pelnė 17 taškų, 4 iš 6 tritaškiai, 5 rezultatyvūs perdavimai. Nebe Bičkausko pastangomis išsiskyrė Martynas Varnas. Reikiamų momentų pataikęs 3 iš 8 tritaškius. Panevėžiečius reikia pagirti, tačiau jautėsi, jog jie save taupė dvikovai su Nevėžiu sekmadienį dėl karaliaus Mindaugo taurės. Vilniaus Wolves Twinsbet dėl Europos taurės žaidė Stambule su Bešiktaš komanda. Stambule nušvito Turkijos spalva, įsiskyrusi šalia juodų šeimininkų nugarų ir krūtinių, kurios lyg futbolo teisėjų marškinėliai. Vilniaus vyrai su žydrais marškinėliais ir kelnaitėmis turi būti sėkmingi, kovojantis su Bešiktaš, nes Turkis yra ir amuletas, saugantis nuo tamsių jėgų, blogos energetikos, bet pritraukiantis sėkmę. Taip ir buvo. Sostinės vilkai įspūdingai pelnė taškus, apsigynė nuo turkiškų žavangų, tačiau pirmaujant dviženkliu pranašumu, nei gerosios, nei piktosios jėgos jau nepadeda. Reikia patiems išeiti rasti. Kai vėl antroje pusėje pirmaisiais smuikais grojo legionieriai, Wolves įrodė, kad tik nuo trenerių sumanumo ir žaidėjų meistriškumo priklauso ir pergalės, ir pralaimėjimai. Juodmarškiniai nesunkiai pasivijo žydruosius, pralenkė ir nubėgo, tačiau vilniečiai nekrito veidų į pralaimėjimų liūną, sugebėjo atlaikyti ir dvasinę, ir fizinę negalę. Paskutinę sekundę net pataikė tritaškį ir priartėjo iki 2 taškų. 79-77. Turkis pažodžiui verčiamas iš prancūzų kalbos, reiškia iš Turkijos. Vilkai iš Stambulo grįžo tik su baronkos skyle. Gal dabar šlykštus oras Vilniuje padės vilniečiams sukandžioti Las Palmo Gran Canaria vyrus ir prasibrauti į taurės ketvirtfinalį? Sausio 17-ąją Kauno Žalgiriečius egzaminavo Šarūnas Jasikevičius ir jo vadovaujama Stambulo Fenerbahče komanda.
Stambule žalgiriečiai vėl gausiai apsiprekino, gavo rekordinę Fenerbahče dovanėlę – 98 taškus, patys sukrapštė 12 mažiau – 86-98. Ir kas sugalvojo tuos 4 kėlinukus? Būtų kaip sovietiniais laikais 2 iš Turkijos kauniečiai būtų parskridę ant sparnų. Po 20 minučių net 12 žingsnių Žalgiris buvo atsiplėšęs nuo Fenerbahče. Tai įprastas kauniečiams reiškinys, kai Žalgirio arenoje vienu ritmu plaka 15 000 širdžių. Bet kai svetimoje, piktų varžovų gūžtoje žalieji tampa ereliais, pats savęs klausi, kas pasidarė baltiesiems atėjūnams. Gal dėl to, kad Andrėja Trincherė ne tik savo iškalbą pėdas mėto, o Stambule pats sugalvojo, ar asistentai pasiūlė, bet pirmą kartą pradėjo neįprastų sąstatų. Ignas Brazdeikis Kaune net nebuvo registruotas, o Stambule ne tik startavo, bet ir pirmajame kėlinuke pelnė 10 taškų, pataikydamas visus 4 metimus. Jeigu išmoktų Kaune gimęs kanadietis gynybos paslapčių, jis būtų dvigubai vertingesnis. Serbas Alenas Mailagičius antrajame kėlinuke iš Igno pasiskolino auksinę rankelę, pasiekė savo karjeros ir Žalgirio istorinį rekordą. Per 8,5 minutės sugrūdo 19 taškų. Per visas rungtynes jis varžovams atseikėjo 24 ir surinko net 25 naudingumo balus, atkovojęs 6 kamuolius. Tačiau tai, ką po ilgosios pertraukos darė Fenerbahče, mums nė kruopelytės neliko ano džiaugsmo. Šarūnas Jasikevičius širdimi ir lūpomis pykęs ant savo žaidėjų nebuvo teisėjų išvarytas, kaip vėl atsitiko su mūsų rekordininku treneriu Italu. O ką daugiau daryti, kai varžovas per pertrauką taip pasikeičia, primeta savo žaidimo taktiką, mums belieka tik teisėjus kaltinti. Bet ne dėl jų kaltės, pirmaujant 13 taškų, po pertraukos šeimininkai svečius ne tik pasivijo, išlygino, bet dar plus 12 smūgių į paširdžius pridėjo. Skaudu. Abu trenerius pastačius ant svarstyklių, aišku, kuris kurį nusvertų, tačiau diriguojant komandai geresnis yra 4-kart Europos čempionas žalgiriečius atvedęs į finalinį ketvirtą. Pralaimėjom savam 86-98 ir jau esame tenai, kur dažniausiai būdavom, antroje tamsioje Eurolygos pusėje. Simboliška, kad po rungtynių Tautvydas Sabonis netikėtai Europai pasirodė. Kalbėjo jis po trenerio Šarūno Jasikevičiaus, kuris Žalgiryje irgi tik asistentas buvo. O dabar trumpa laidos pertraukėlė. Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai Kaune. Sybet, špylautomatin, Sybet, nesaikingas lošimas gali skelti priklausomybę. Sveiki, aš Edgaras Ulanovas ir kviečiu žiūrėti Krepšinio pasaulį su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Tęsime laidą Krepšinio pasaulyje. Buvęs žalgirietis, Europos, pasaulio ir olimpinis čempionas Modestas Paulauskas svečiuojasi pas sūnų krepšininką Vokietijoje, taip pat Modestą Paulauską. Aš taip ir norėjau, kai jisai būtų testų mano vardas, kad Modestas Paulauskas nebūtų ištrintas visai iš istorijos, kad jis ir toliau testų. Sėkmingai dabar irgi su didelio entuziazmu, labai didelį norai, labai didelį siekiai. 2,11 m tai yra toks ūgis ypatingai. Kažkur jis man primena brolis Lavrinovičius, jo toks ir stilius panašus, kažkur 3., 4., gali ir 5 pabūt. Ir šiuo metu jau žaidė keletą sezonų Italijoje, dabar žaidžia Vokietijoje. Miestas vadinasi Volmirštet, yra 5 minutės prie, taip kaip Magdeburgo priemiestis, tai kaip būtų Kaune Garliava. Taip, puikus, ramus toks miestelis, labai mylimas. Labai mėgstamas krepšinis ten, nors ten nelabai krepšinio šalis, ten futbolas, rankinis daugiau galbūt. Ir gana sėkmingai žaidė, yra mylimas, gerbiamas, yra lyderis komandos. Aš džiaugiuosi jo žaidimu taip, kad linkiu jam tik tai, kad svarbiausia yra sveikata, kad nekankytų jokios traumos, o toliau viskas jo rankose. Jis dabar turi dar 2 sezonų, tai dar 2 sezonų, nes iš karto jisai nuvažiavo į peržiūrą, čia niekur
Lietuvoje vietos nerado, kaip sakant, niekam iš čia nereikalingas buvo. Tai va, jisai pats nuvažiavo į peržiūrą ir ten peržiūros metu ten iškart po 2 treniruočių jie ten iškart pasirašė sutartį, o praėjus mėnesį laiko, kad kažkur kitur, tai to iš karto dar pratęsė dar 2 sezonų. Taip, kad jisai turi savo visą ten infrastruktūrą, labai patenkintas. Man teko lankytis ir pereitam sezone buvau ir atidarimo metu keletą rungtynių ir susipažinau su visą šitą labai gražiai ten mėgiamas žaidimas ir jisai laimingas ten su šeima savo, tarp kitko auga 2 anūkai mažyliai, taip kad su mielo noru dažnai su žmona važiuojam pažaist, pasidžiaugti. Tęsime laidą Krepšinio pasaulyje. Lietuvos moterų krepšinio rinktinės laukia lemiamos Europos čempionato atrankos rungtynės. Esame kaip niekada arti kvalifikacijos į finalinį etapą. Lieka 2 rungtynės, 1 langas, abi rungtynės Lietuvoje ir norime jas padaryti iš tiesų išskirtinės. Šio tikslo realizavimui pasitelkėme ir šou verslo organizatorius, profesionalus, Martiną Tylą ir jo visą kompaniją. Labai kviečiame visus sirgalius, Vilniečius ypatingai ir ne tik Vilniečius, apsilankyti abiejose rungtynėse. Pirmiausia, reikia pasidžiaugti, ar šiai dienai visos žaidėjos yra sveikos, visos deklaruoja atvykimą, nėra jokių problemų su to klausimu. Nori žaisti už Lietuvą. Twin Beat arena irgi bus pripildyta, turbūt nemažiau kaip buvo Belgijoje. Aš esu tam, kad pakvieščiau visus praleisti gerai laiką. Moterų krepšinis yra labai įdomus reikalas. Pamenu, darom apšilimą, grupė groja, atrodo net pamiršti, kaip mesti tą krepšinio kamuolį, tiesiog nuo tos atmosferos, kaip šiurpuliai bėga per kūną. Ir jau likusiam, atrodo, nedaug laiko iki varžybų, visa arena su grupė dainuoja ten belgių pavardės pagal ten dainą Van Loo. Mes turime unikalią galimybę išleisti mūsų merginas ir moteris į Europą. Lietuvos krepšinio federacijos projektų vadovas Mindaugas Gobikas grįžo iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuriuose susitiko su mūsų tautiečiais krepšininkais. Vizitas taip pat universitete buvo, tiesa jau su kitu tikslu, pasižiūrėti žaidžiantį mūsų lietuvių krepšininką, tai Kasparą Jakučionį, kuris šiemet pradėjo studijas Ilinojaus universitete. Ir visi turbūt jau matėte, pradėjo itin sėkmingai, kas yra tikrai dėl to labai džiaugiamės, tačiau tai yra šioks toks netikėtumas, nes paprastai JAF universitetuose pirmakursiai negauna labai didelio vaidmens, negauna daug minučių aikštelėje, tačiau Kasparas šiemet startinėme 5 žaidžia, gauna daug žaidimo laiko ir svarbiausia išnaudoja labai produktyviai. Tai ir po 20 taškų renka, vidurkis ten apie 15-16, tai iš tikrųjų svarbus žaidėjas, vienas komandos lyderių netgi sakyčiau. Tai vat tą jo žaidimą pasižiūrėti ir taip pat norėjosi asmeniškai susitikti su juo, su universiteto atstovais, tai tas ir pavyko. Labai geros sąlygos tikrai, tiek treniruočių, tiek gyvenimo, maitinimo, realiai viską mums suteikia. Salė yra atidaryta 24/7, gali eiti bet kada, mėtyt, žmonės padavinės, padėjėjų yra labai daug, kurie gali ir pavežioti tave, jeigu reikia kažkur iki klasės ar atgal, padavinėja kamuolius. Žodžiu, viskas sustiguota labai gerai ir pačiam rūpintis nedaug ko reikia, tiesiog žaisti, mokytis. Rungtynės, kurias aš mačiau gyvai, varžovas nebuvo pats stipriausias. Jie žaidė su Čikagos valstijos universitetu ir varžovus ten įveikė berods 50 taškų persvarą, tai iš tikrųjų nebuvo tas varžovas, kuris geriausiai turbūt parodo komandų pajėgumą, tačiau Kasparas žaidė gerai, startinėme 5, vienas rezultatyviausių komandos žaidėjų. Žaidžiu stengiuosi žaisti kuo geriau, kad padėti komandai, daryti to, ko treneris prašo ir mėgauti žaidimu. Dėl to čia ir atvažiavau, nes tikrai mačiau, kad treneriai manim tiki, pasitiki ir tikrai galiu kažką parodyti. Tai tikrai važiavau su tikslu žaisti. Aišku, pirmieji mėnesiai ir treniruočiai ir panašiai yra sunkus,
priprasti prie visų, bet tikrai dabar jaučiuosi gerai ir bandau tik tobulėti. Dirbti su savim tiek aikšteliai, tiek už aikštelės, žiūrėdamas video medžiagą ir stengiuosi tiesiog žaisti universiteto krepšinį. Sezonas laukia tikrai įdomus. Pati Illinois komanda šiuo metu yra reitinguojama JAV, būtent koledžų reitingė, berods dabar 13 numerių, kas rodo labai aukštą reitingą ir belieka tik tai palinkėti toliau tęsti tą gerą sezoną ir jau dabar lauksime kovo mėnesio, tos kovo beprotybės ir žiūrėsim, kaip Kasparui seksis būtent tose atkrintamosiose, tos žingsniavimas link jau studentų čempiono titulo, nes tikrai turi tokių galimybių. Mūsų tikslai tik aukščiausi - laimėti nacionalinę universiteto trofėjų ir laimėti savo lygą. Iš tiesų, kaip matote, tų įspūdžių iš kelionės po Ameriką labai daug, tai ko gero teks galbūt papasakoti plačiau kitoje laidoje. Tūkstantis 310 laidą jau baigėme. Iki susitikimo kitais kartais. Sybet, ruletka, Sybet. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.